Na, tai labai džiugu, aišku, kad kartingo Baltijos čempionato etapas vyksta Šiauliuose, jau antrą savaitgalį Šiauliuose. Čia Šiauliai tampa beveik kaip ir kartingo sostinė, galima būtų sakyti, bent jau laikinai, nes prieš savaitę buvo Lietuvos kartingo čempionato etapas, dabar Baltijos čempionato etapas ir iš tikrųjų tai džiugu, kad jau antri metai iš eilės Baltijos čempionatas, kuris nevykdavo dėl sudėtingų susitarimų galimybių su tarp Estų Latvių, kažkaip ten skiriasi klasės, bet dabar priėjus bendrą koncepciją, kad vis tik tai tarptautinės klasės turi būti per visas Baltijos šalis ir tada mažiau klausimų visiems, ar ten toks kartingas ar kitoks, tai yra bendra unifikacija pagal FIA karting klases. Susidėliojo kažkaip, kad antri metai vyksta Baltijos čempionato etapas, kuris auga, gražėja. Ir smagu matyti tiek besišypsančių vaikų, kurie konkuruoja vienas su kitu. Aišku, toks sportas, kartais kažkam ir ašara išėda, jeigu nepasiseka, bet čia toks gyvenimas. Ir aišku, kartingo federacija stengiasi iš visų jėgų ruoštis kitiem metam, todėl kad buvo pokyčių ir taryboje, buvo pokyčių ir pačioj struktūroje, ir galbūt pagrindinė užduotis, ką mes dabar stengiamės kitiem metam, tai yra, kad paruošti komisijas, kad kuo daugiau įtraukti pačių dalyvaujančių kartingo sporte į veiklą, kuriant dokumentus, techninius reikalavimus, taisyklės. Tai čia turbūt užduotis numeris 1, o užduotis numeris 0 tai yra šnekėti apie bazės, nes jau minam ir kalbam, kur tik galim, ir labai prašom švietimo ministerijos padėti, prisidėti mums susitvarkyti su bazėm, todėl kad bazės didžioji dauguma jau priklauso švietimo ministerijai, vienaip ar kitaip, per vienokią ar kitokią formą, ar per mokyklas. Ir turbūt artimiausių 3 metų bėgyje, jeigu mes nesutvarkysime kartingo bazių, tai yra Smalininkai, tai yra tie patys Šiauliai, Aukštadvaris, ypatingai Aukštadvaris, tai neturės vaikai kur sportuoti, kur praleisti laiką, kur turėtų užimtumą ir kur mokinti saugaus eismo pamokų, nes čia viskas yra viename, kartingo sportas tai ir yra.
kartelė, trečioji vieta, Benas. Bravo, Lydeka! Well done. Congrats. Well done. Congrats. Publik.